Sveiki visi. Šiandien kalbėsim apie potencialą, apie energijos ratą, ką mes gyvenime, kokią poziciją užimam. Taip, susirasiu savo skaidres. Gerai. Čia. Gerai, tai mūsų susitikimas bus padalintas į kelias dalis. Pradžioje kalbėsim apie energijos sklaidos ratą. Tai bus šiek tiek teorijos. Ja pateiksiu dviem dalim. Per subtilų ir per paprastą, labai žemišką. Tada turėsim susitelkimą, po susitelkimo diskusiją, kas ką pajautėt, kas ką matėt. Po jos pristatysim kursą ir dar pristatant kursą truputėlis bus teorijos apie patį potencialą ir savirealizaciją. Tai rekomenduoju išbūti iki pabaigos. Ir dabar žiūriu, kažką man čia rašo. Aš gerai girdžiuosi, ne viskas tvarkoj? Taip, girdisi gerai. Aha, gerai, tvarkoj. Tai pradėsim nuo to, kad savęs paieškos, to pavadinimu. Galvom, ką mums čia tokio parinkti, kad būtų ir įdomu, ir būtų tikslinga. Savęs paieškas prasideda, kas jau pradeda domėtis kokiu tai sąmoningumu, kas dvasingumu, įvairiai. Ir tarsi atrodo, kad, bet vis savęs kažkur nerandam. Bet kažkas taip, kur ta mano vieta pasaulyje. Tada, kai pradedam jau pagauti tą informaciją, kad tarsi viskas yra viena, dalis žmonių domisi ten kokiu nušvietimu ar ten dar tokiom panašiom kryptimis ir suvokiam, kad tarsi kaip ir viskas yra viena. Bet kaip aš sakau, žmogus, pasižiūrėjus į kūną, jis tai irgi yra visas. Vienas žmogus, bet kiekviena ląstelė atlieka savo funkciją ir kiekvienas organas atlieka savo funkciją. Vadinasi, tiesiog kaip sąmonėje yra daug sąmonių ir kiekviena iš jų turi savo paskirtį, savo darbą ir kitaip niekas neveiktų, jeigu mes tiksliai neatliktumėm to, ko reikia. Jeigu kepenys streikuoja, tai mūsų sveikata irgi streikuoja. Jeigu širdis streikuoja, tai vėlgi mes tą jaučiam. Bet žmogui yra pakankamai suteikta plati laisvė. Tai jeigu mes kur stringame, tai nieko ten per daug baisaus kaip ir nebūna. Bent jau mes kažkaip to nepastebime. Taip, tai dabar tas ratas. Tas ratas yra, bet kaip maždaug veikia. Ta energija, kaip jinai apsisuka, tai pradėsiu nuo to, kad mes gaunam impulsą. Tarkim, ateina mažytis kažkoksai tai impulsiukas ir jisai turi išsiplėsti. Tai tie žmonės, kurie yra, sakyčiau, vizionieriai, gal taip, galbūt lyderiai, tie, kuriems rūpi plačios idėjos ir jie mato visumą. Tai jie paima tą aukštesnio dažnio mintį ir ją perteikia kitoms sąmonėms. Jeigu, tarkim, žiūrite ankstesnius laikus, tai, sakyčiau, kaip kunigas koksai būtų, atėjo, bet jisai mums pasakė tiesą, mes tą tiesą pagavom ir mes ją skleidžiam. Dabar laikai keičiasi, mūsų sąmoningumas plečiasi ir mes jau pažiūrim labiau netgi iš mokslinės pusės, kaip tai veikia. Tai pirmiausia, mes turime impulsą. Jisai įeina į mūsų sąmonę ir mes jau užfiksuojam. Taip kaip aš šitą informaciją gavau, tai būtent tas ir yra. Aš ją paėmiau, užsirašiau ir dabar aš ją pateikiu. Dabar jūs visi susirinkę, ją fiksuojat. Tai nebūtinai, kad kiekvienas iš jūsų yra energijos pernešėjai, bet tik tai noriu pasakyti, kad tas
kontaktas, ne? Aš paimu ir atiduodu, o toliau kiekvienas paima savo tą, kas jam priklauso. Ne? Tai tam, kad ta energija įsitvirtintų, kažkas ją turi paimti. Ne? Tai kažkas ją paima ir savyje pradeda plėsti. Per analizę, nes galbūt atėjo kažkokia idėja, ne? Mintis, bet ją apmąsto, o šalia esantis, jie pagauna tą dažnį ir jie dar labiau išplečia. Ne? Tas impulsas pradeda plėstis suvokimas ir tarsi viskas įsisuka. Ne? Tada ta energija, jinai pakankamai stipri toks kaip kamuolys, tai tam, kad jinai ateitų jau į materiją pilnai, tai yra stabilizuotai. Jie paima, ne, tą energiją, žiūri, kaip ją galima pritaikyti, kad, na, būtų šiek tiek kitaip, kad būtų funkcionali materija. Ir tada pereina per energijos perdirbėjus. Ne, jie tą mintį realizuoja. Jie paima žaliavas, kurių reikia, jie turi tą idėją, visą struktūrą, kaip turi būti, ir jie realizuoja. Na, ir tada jau yra sukurtas produktas, kažkas naujo. Na, ir tas, kas naujo, jisai irgi turi savotišką tą energetiką ir ją mes paimam, ne, va tie, kurie yra energijos skleidėjai, kai aiškinsiu per įmonės pavyzdį, bus daug paprasčiau. Tai va tie tą impulsą naują jį išplečia. Ne, o tie, kurie kontaktuotojai, tai jie paima tą rezultatą, kurį pamato tos energijos, jau užbaigtinį. Va, ir dabar paaiškinsiu per įmonės pavyzdį ir bus daug paprasčiau. Taip, truputėlį paslankiosiu. Šiek tiek čia uždarysiu, na dabar, kad matytųsi čia. Ne, tai va tas kontaktuotas, tai yra, tarkim, įmonės steigėjas. Na, jisai gavo kažkokią tai mintį, idėją, ne, galbūt verslo visą viziją, bet imkim labai paprastai, tarkim, steigėjas gavo mintį, na, tarkim, kokiai naujai rūbų kolekcijai. Na, jisai atėjo pas direktorių, sako, žiūrėk, bet norėčiau, kad atrodytų taip. Ne, ir direktorius, kaip pernešęs, jisai analizuoja, ne, va, ar čia tinkamas metas dabar tokiai kolekcijai, ar dar kažkiek palaukti. Na, jis tarsi tą impulsą gautą išplečia ir tada jau, kai priima sprendimą, taip, dabar viskas čia tinkama, einam toliau, tada jisai keliauja pas pavaduotoją ar pas komandą tiesiog, ne, priklausomai nuo pačios struktūros įmonės. Ir tada va ta mintis gauta, jinai praklesta, jinai tarsi įsukama. Ne, kiekvienas tada žiūri iš savo pozicijos ten, ar atsipirks, kaip tai turėtų geriau atrodyti, ne, kaip ten galima pritaikyti, kad kažkuriai konkrečiai kartai ta linija būtų rūbų priimama. Ne, nes vis tiek mes kažkur tai fokusuojamės būtent į kažkurį rinkos segmentą, į kažkurį amžių ir, na, taip jau nepriimtum. Ir visą tą mintį, kada išplečia, ta kolekcija atrodys. Taip, dizaineriai nupaišo viską, jie ten sudėlioja ir tada ateina į gamybos skyrių. Ne, jau ten, kur vyks visas procesas ir vyks siuvimas. Ne, tai tas įsuktas tarsi visas minties ratas ateina į gamybos skyrių. Na ir tada žiūri. Aha, žiūrėkit, va čia gali būti kažkur ten truputėlį ne taip, va čia gal siūlės turėtų kitur eiti, gal ten sagutės ne taip. Bet tarsi jie stabilizuoja, jie tarsi daro labai paprastus, nežemiškus dalykus, bet ta energija yra stabilizuojama, kad tai būtų pritaikyta konkrečiai paduoti specialistui. Na ir jau kai visas tas sąrašas yra paduotas, visi šablonai ateina pas specialistus, specialistas žino, ką konkrečiai turi daryti ir jisai daro. Na, jisai žiūrės konkrečiai detalės, į tą savo visą kruopštų darbą, jeigu jis ten kažką pastebės, kad galėtų būti geriau, tai jis aišku ir pasakys. Na, bet jo darbas yra tai, ką jisai turi padaryti, ne pagaminti. Tai iš tos pirminės idėjos, kur jinai išsivystė, išsiplėtė, buvo pakoreguota, jisai ją realizuoja. Ne, mintis virsta produktu.
Ir kada mes jau turime produktą, tada mes aišku jį pardavinėjame. Na, tai yra vadyba, rinkodaros skyrius ir tie, kurie turi paskleisti žinią. Ne, vieni labiau žiūri iš pardavimų pusės, kitiem ten svarbiau akcentuoti kažkokį tai vizualinį aspektą. Ne, na, tai kiekvienas irgi žiūri savitai, bet jų darbas yra išskleisti. Ne, išskleisti tą, kas yra nauja. Na, o aš dabar, tarkim, kaip kontaktuotojas arba kaip įmonės steigėjas, ne, jau ateina į parduotuvę ir žiūri. Aha, nu va, šita kolekcija atrodo taip, viskas kaip ir gerai, bet va, čia kažkas galėtų truputėlį kitaip, gal ten kažkur spalvos nelabai dera, nu va, tarsi va, aišku, tai galbūt kažkiek subjektyvu, nes vis tiek ims daugumos, ne, tą požiūrį, vis tiek žiūrės į rezultatus pardavimų, bet kalbu labiau apie jausminę pusę, ne, nes mes kalbam apie energiją. Tada, kai mes priimam sprendimą, gerai, negerai, koreguotina, ne, tai va, trauksiu truputį dabar iš tą pusę, tada iš kur buvo ta paduota mintis, tada jie mato, ne, kad o čia reiktų pakoreguoti, ne, padarysim geriau. O jeigu viskas gerai, tai ta gamyba ir tęsis. O gal tai buvo tik vienkartinis, arba visiškai netiko ir nepasiteisino. Ir tada vėl iš naujo tas ratas. Ne, tai va, tai yra tiesiog įmaterinimo nuo to mažyčio impulso iki to, kur išsiplečia, įsimaterina ir vėl atsisuka atgal ir paduodama tarsi patirtis į viršų. Ne, žiūrint iš sąmonės pozicijos, kad mes gavom patirtį, ją įsisavinom ir vėl iš naujo sukasi tas ratas. Tai mes galime matyti tiek mažose dalykuose, tiek dideliuose. Ne? Tiek įmonėje, tiek tą ratuką mes galim ir savyje prasukti. Ne? Bet vat, kalbant apie tas pozicijas gyvenime, mes vis tiek turėsime polinkį būtent į kažką konkrečiai. Ne, net jeigu mes ir tą ratuką prasukam savyje, ten, nežinau, sugalvojau nuvažiuoti kažkur į kurortą. Ne, aš ten nuvažiuosiu, gausiu patirtį ir grįšiu mano asmenį. Bet kalbant apie tai, ką aš konkrečiai užsiimu, tai va, čia jau mes turim prajausti. Ne, jeigu aš ten, man svarbu yra vizija ir matyti 10 žingsnių į priekį, tai specialistui bus svarbu detalės, ką konkrečiai jis turi padaryti. Jam neįdomu, kas ten bus, nežinau, po 10 metų. Tai va, taip viskas ir pasiskirsto. Tai dabar, kas yra neaišku iš to, ką aš pasakojau, tai drąsiai klauskit, atsakysiu. Galit žodžiu, jeigu norit, galit ir raštu, yra čatukas. Ir paskui eisim truputėlį į save, į savo vidų, pasižiūrėti, kas mums labiau rezonuoja. Na, tai jeigu klausimų nėra, tai sakyčiau, kad suprantamai išdėsčiau arba visiškai nesuprantamai. Tyla, ne? Nu, tai gerai, tada, kad būtų aiškiau, keliausim į save, tai Erika, tada sujung, tavęs nematau. Savame šitame. Mija, tu norėjai kažką sakyti, mačiau, įsijungi mikrofoną. Aha. Jo, norėjau, bet aš nežinau, ar tikslinga, nes, žinai, aš eskizavausi ir tas vat pernešiai ir perdirbėjai, nu, jie panašios tos formos, žinai, gavosi ir vat aš norėjau, ir tada, žinai, tarsi toks klausimas kyla, žinai, kiek galima pažiūrėti, ko skiriasi, žinai. Nu, taip trumpai aptarti ir gal tada. Ja, man aš šitą klausimą irgi uždavinėjau. Ir man rodė per tokius pavyzdžius. Ne, dabar, tarkim, aš parašau kažkokį tai tekstą. Ne, įsidedu pas save į svetainę. Na, ir žmogus perskaito. Bet būtent tas, kuris atsakingas už pernešimą. Ne, jisai pagauna mintį kažkokią ir savyje nešiojasi. Jisai ją analizuoja. Ne, jis vadinasi, per analizę jinai yra išplečiama.
O tarkim, aplinkoje, nu, nežinau, šeimos nariai, galbūt su šeimos nariais pašneka, ar jie tiesiog automatiškai pagauna tą, tai vat jie ir išplečia. Kad aplinkos žmonės išplečia tą mintį, ne? Ir išėjus kur nors, nežinau, į parduotuvę, žiūrėk, kas nors pagaus, vat, atėjo mintis netikėtai. Nes viskas tarsi tokiais nematomais saitais susiję. Mes labai greitai perimam tas idėjas. Nes tarsi vienas pagauna, ne, jisai pasižiūri, ar čia iš vis tinkamas variantas ar ne. O gal net aš, nenoriu apie tai mąstyti. Tada galbūt bus paduota kitam žmogui. Ne, tie, kurie išplečia, tai jie žiūri iš skirtingų labiau pozicijų, nes jie labiau dirba kaip komandai. Na, tarkim, jeigu kalbant apie rūbų kažkokią liniją, vienas žiūrės spalvų dermę, kitas linijas, kitas... Plauk, Rūta, dabar tu jau pradėjai kalbėti apie perdirbėjus, pradžioj kalbėjai apie pernešėjus. Ne, apie išplėtimą. Nes mes čia dar kalbam vis apie pernešėjai, tas antras etapas. Ne. Antras, tas, kuris tik tai pasiėmė mintį. Pasiėmė mintį, o dabar jau mes rutuliuojam. Jo, o mes tada rutuliuojam, kad jinai išplečiama iš skirtingų pozicijų. Ne kaip komandoje, jeigu dirbama, atėjo jau pavaduotojas, atnešė, žiūrėkit, viskas, mes turim tai daryti, jau yra sprendimas. Ir tada komanda kiekvienas pagal savo specializaciją tavo mintį išplėtoja. Jie išplėtoja taip, kaip mato, ne, visa ta kolekcija, kaip jinai turėtų atrodyti. O gamybos skyrius jisai tarsi suharmonizuos, nes jie turi dar konkretesnės praktikos tas patirtis ir tarsi dar labiau žemė. O jau perdirbėjas tai jisai paima ir padaro. Aiškiau? Jo, bet įdomu, kad nusipiešia, kad prie pernešėjo, žinai, tarsi daug tokių sferų ir jos jungiasi ir tada tokia vos nelipsnelė susidaro, o perdirbėjas jau yra jau viena sfera. Bet įdomu, ar aš gali parodyti, gal man dar kažkokių minčių ateiti. Galiu pabandyti, jo. Bet čia eskizuose, bet čia yra tie pirminis etapas, aš mąsčiau, matosi? Šitas. Ir dabar galvoju, žinai, ar jie yra kaip tik priešingai sukeisti vietom. Žinai, tu toje temoje. O aš dabar... paskui dar paanalizuosim, pasižiūrėsim. Nes vis tiek yra pagrindas yra nuo to, kad nuo mažyčio iki didžiausio, iki pritaikymo ir patirties ir jos įsisavinimo. Tai va. Toliau tada. Tai gerai, tai tada. Erika. Aš matau, Merita irgi mikrofoną turi įjungtą, tai ar jinai turi įjungtą, nes klausimas yra, ar neišjungia? Atsiprašau, sveiki, aš ar ne Merita, mano balsas. Atsiprašau, nepastebėjau, neturiu klausimų, įdėmiai klausausi jūsų toliau. Gerai, ačiū labai tada. Gerai, tada ką mes darysim? Sveiki visi, aš ir nepasisveikinau, tai sveiki. Eisim į susitelkimą ir žiūrėsim, kas įsiskleis. Susitelkimo metu tai tikrai siūlau tiesiog negalvoti labai, tai čia šitas, ar čia anas, o čia dabar apie tai, nes gali ateiti įvairiais būdais, gali ateiti kažkokiu, pavyzdžiui, žodžiu jums, kas jums yra dabar svarbu, kas yra, kaip galite užduoti tą intenciją apie savo paskirtį, bet tai nebūtinai ateis tokiais žodžiais, ne kaip Rūta įvardino. Jau paskui, kai mes diskutuosim, kai mes kalbėsim, mes padėsim jums įsiryškinti ir užfiksuoti ir pamatyti, kas yra tikslinga, tai tiesiog negalvokit apie tai, gali ateiti kažkokie žodžiai, vizija, pajautimai, pamatymai ir tikrai visiems, nes tai yra tam skirta erdvė, tai pasitikėkit. Ateis kažkoks vaizdinys, pasidalinkit po to, nes tai yra jūsų tas laikas ir erdvė, kada jūs galite išryškinti tam tikrus momentus ir mes galim jums padėti tai padaryti.
Tai pasinaudokite šitą galimybę. Ne tik tai sudalyvauti ir paklausyti, bet taip pat, turiu omeny tik klausyti, bet taip pat ir praktiškai pasižiūrėti, nes žinot, kad kai vienas sudalyvauja ir išsako, tai yra ne tik tai jam, bet ir visai visumai yra skirta, tai tikrai pasinaudokite galimybę, nes tam yra tas laikas. Tai tiesiog gali ateiti labai įvairiai, kaip sakau, ir vaizdiniais, ir žodžiais, ir viskuom. Ir pasitikėkit, kad čia yra ta vieta, kur jūs tikrai pamatysite tai, kas yra tikslinga, o mes padėsim. Tai gerai, tai dabar tiesiog susitelkim į savo vidų. Kas iš žmonių, kurie į savo aukštesnės sąmonės gali susitelkti, tai taip ir padarykit. Pajauskit, į kurią sąmonę aukštesnė šiandien yra šią akimirką jums yra tikslinga susitelkti. O kas pirmą kartą girdite apie sąmonės lygmenis, tai tiesiog susitelkiam į savo vidų. Tiesiog stebiu ir kaip bendrai grupėje vyksta procesas. Gali būti ir kelios minutės tylos, tai yra tam tikri procesai, kuriuos šią akimirką ir matau, kad vyksta, bet tiesiog matau, nėra tikslinga apie tai kažkaip kalbėti, tai kiek bus tos tylos, tai tiesiog į savo vidų susitelkiam, atsipalaiduojam ir, žinoma, leidžiam visakam ateiti, leidžiam ir šią akimirką ir protui labiau pailsėti. Taip pat, kaip atėjote į šitą paskaitą, su tokiu lengvumu, kad sužinoti kažką naujo, tai dabar irgi su tokiu žinkeidumu ir pajauskit savo viduje tą žinkeidumą sužinoti kažką naujo apie save. Dabar tokių klausimų labai savo nekelkite, tokių kažkokių, nes jie tiesiog gali šiek tiek įtempti jūs, tai tiesiog leiskite ateiti informacijai, vaizdiniui, žinutei. Ir svarbiausiai iš tos pozicijos, kad tai vyksta, kad aš galiu pamatyti, aš galiu pajausti, aš galiu suvokti iš to galėjimo pozicijos. Bet protui gali būti kai kuriem nelabai aišku, ką čia, apie kokį galėjimą, bet tiesiog irgi leiskite tai minčiai nueiti ir stebėkite savo vidų. Kai kuriam informacija įkrenta, tai dar kartą ir parodo, kaip svarbu yra atsipalaiduoti ir priimti ir nenuneigti.
kai turėsite galimybę, tai tikrai galite ir užsirašyti iš karto tai, ką matote ir tiesiog vėl užsimerkti ir grįžti, taip kad mes tikrai tą galime padaryti. Tie, kuriems iš mūsų čia yra apie tai jau žinoma, tai tą žino. Kitiems tai yra nauja, bet tikrai mes galim tai padaryti labai lengvai, tai tikrai nelaukit susitelkimo pabaigos, bet iš karto pasimkite, užsirašykite, nes grįžus iš šitų erdvių gali tiesiog pasimiršti kai kurie dalykai, tai užsirašykite tikrai. Tai, ką matėte, tai, ką pajautėte, ar kažkokie žodžiai, kurie atėjo, tai jau galite daryti dabar. Jaučiasi, kad jau fiksuojasi viskas, tai jau eina procesas į pabaigą. Matau, kad padedama kai kuriems palaikyti dėmesį ties savo vidumi. Kad subtilioji pagalba tikrai yra. Ir taip pat rodo, kad visi gavote informaciją, taip kad tikrai pakviesim pakalbėti visus. Nu, žinoma, jau kas labai nenorės, tai ne, bet nes tikrai visi gavo. Tai pirmiausia, dar va taip duodam minutę laiko, kelias minutės. Pirmiausia, norisi ir pakviesti kalbėtos, kurie arba tą žmogų, nes aš taip nežinau, ar tuos ar tą, kur sakykime, galvoja, kad nelabai kažką gavo. Nes tikrai visiems labai taip pradžiai. Ir labai unikaliai, mes vat irgi pamatysim tą unikalumą, kiekvieną mūsų taip pat, tai stebėkim savo kolegų unikalumą, kaip jiems įsiskleidžia. Toksai labai erdvėje jaučiasi, kad labai toks nuoširdus toksai tarsi noras išgirsti kitą žmogų, kas yra labai gražu, nes tai yra tas sąmoningumo tam tikra branda, kai mes norime išgirsti kitą žmogų, tas erdvėje jaučiasi. Kaip jisai, ką jisai pamatė, pajautė, žingeidumas pažinti kitą. Tai ką tada? Kas norėtų? Ir tada jau visi galim įsijungti mikrofonus, kas norit, kas jaučiate ir kalbėkit. Tai gal aš tada pasakysiu. Yes. Ar girdit mane? Taip, girdim. Vienu žodžiu, taip labai taip įdomiai, aš čia užsirašiau, nes galvoju pamiršiu gal. Toksai atsirado sunkiai saulės rezginiai, toks atrodo kaip kažkas suspaustų. Paskui taip labai greitai pradėjo lengvėti, karštis į ausis, į galvą ir į visą kūną. Ir vat, kaip Erika pasakė, kad visi kažką gavo, galvoju, nieko aš negavau. Kažkokį pojūtį gavau, tik ir viskas. Va. Ir dabar sėdžiu tokia liktai, atrodo, būčiau per pečius apgaubta, tokia šiluma, tokia kaip skraistė. Tai vat, tokie mano pojūčiai.
Mhm. Jo, tai vadinasi, vis tiek yra pasirengimas, kada yra nauja informacija, tai sąmonė reikia laiko, kad jinai apsiprastų. Nes pirmiausia, tai mes atsisakom daug senų dalykų. Daug senų dalykų ir tas, kas nebereikalinga, tai po truputį išeina. Išeina iš mūsų, išsiskaido ir tam suvokimui reikia truputį laiko. Ir dar galėčiau pridurti, kad čia dažniausiai yra mūsų įprotis. Įprotis yra stebėti tai, kas nueina. Tai pavyzdžiui, Margarita, tavo atžvilgiu, va tau buvo, kad ant saulės rezginė, tai yra tai, kas nueidinėjo. Nes ir pradžioje ir buvo tie tokie procesai, kuriuo aš net apie juos nekalbėjau, bet tai vyko erdvėje. Bet dar tas įprotis mūsų kartais, kad mes tą subtilesnį tokį, mokiname sušiopti labiau, o tą tarsi sunkiai, taip greitai. Sunkiai yra, mes greit kažkaip jį ir pamatom, ir pajaučiam, ir tada kažkaip jį tada labiau žiūrim. Nors tą akimirką, kai lygiai grečiai kažkas sunkiai, kad tarkim vyksta, kažkas nueidinėja, mums reikia lygiai grečiai žiūrėti, kas vyksta erdvėje naujo, kas fiksuojama naujo. Ir tada bus paprasčiau, negu susitelkti į tai, kad kas tarsi kažkas sena nueina. Nes jau žinoma, ne, jeigu tai saulės rezginys, ne, ir taip toliau, tai čia yra tikrai apie daug seno. Tai, kas nueidinėja. Ačiū. Tomai, paskui jūs pasistebėkite, ne, nes dabar pas jūs pajudino, tai dienų eigoje pasižiūrėkit, kokios susikuria aplinkybės, kokios mintis ateina naujos ir į kur veda. Bet būtent naują stebėkit. Jo, nauja, ne tai, kas sena, bet naujai kas ateina. Nes vėl gali būti, kad tiesiog su tuo, kas nueidinėjo seno, gali būti ir realybėj tų situacijų, kada ten kažkas irgi bus apie seną, bet tai vėl tada mes, kur susitelksime tai, kas sena nueina. Tai tada, jeigu vyksta kažkas, ką jau nežinau, ten daug kartų kažkas pamatyta arba tikrai jaučiasi, kad tai apie seno nuėjimą, tai net netelk dėmesio, tai vyksta, tai procesas ir iškart žiūrėti ar bijo kas naujo. Nes čia tiesiog yra įprotis mūsų. Mes taip anksčiau veikdavom, kaip tiesiog iš to, kad visu savo tais, tai ką mums čia reikia pradirbti, tai ką mums čia reikia padaryti, tai ką mums čia reikia tą ir visi tavo tokius, žinai, tos, tarkim, savo, tarsi, ne tarkim, bet tarsi savo kažkokius trūkumus ir dar kažką, kas čia nueina, tiesiog buvo toks etapas ir jisai buvo reikalingas, dabar yra etapas, kada mes susitelkiam į naują, vietoj to, kad stebėtumėm, kas seno nueina, nes tada dažniausiai ir būna labai sunku, jeigu susitelkiam į tai, kai seną nueina, tada, įsivaizduokit, griūna pasaulis, ne, kažkokia dalis mūsų išeidinėja, tai tada tikrai sunku, bet jeigu tą akimirką mes susitelkiam į naują, save treniruojam, tai tada vis lengviau, nes paskui mes nekreipsim dėmesio, kur ten kas seną nueina, mums net nebus įdomu. Čia tiesiog toks laikas, kada mes pereidinėjam, tą dėmesį nukreipiam. Ir Margarita, tada tau ir per tą savaitę, tai su manim... Čia yra Roma. Čia Roma kalbėjo. Roma kalbėjo. Nežinau, dėl ko pagalvojau, kad Margarita, nes pamačiau pas Margaritą, matomai buvo irgi. Tai Roma, tada parašyk man arba Rūtai, ką naujo pastebėjai. Gerai, ačiū. Kas kitas? Aidas jau lik pasirengęs. Galiu. Girdisi? Jo, girdisi. Taip. Aš irgi taip konkrečiai nieko nepasakysiu, bet pabuvau tokioj komfortiškai tuštumoj. Tai žinokit, tik tiek galiu pasakyti. Buvo labai kažkaip smagu šitoj grupelė, tai tarsi pakabojau tokioj gan tuščioj erdvėj. Tuščioj erdvėj. Sakai dabar gan tuščioj. Joje kažkas yra. Turbūt neužčiapiau. O tu pabandyk dabar apsidairyti. Komfortiškai tuštumą, nes vėlgi mes iš įpročio susitelkėm į kažkokį pojūtį, jausmą, kaip fainai, kaip gera. Čia kaip man buvo irgi Violeta pasakius, Violeta Petraitienė, mano mokytoja irgi, kai aš jais dar tuo metu toj 7 D buvau. Ir sakau, tiesiog, aš esu viskas yra viena, sako gerai, bet tarsi tuščia irgi
nieko nevyksta ir kartu vyksta ir sako jinai man, o tu save fiksuok kaip tašką ir apsidairyk. Nu ir va tada jau ir prasidėjo visas pažinimo procesas. Tai va, tai tiesiog pasižiūrėk dabar toj erdvėj. Dabar iš karto, ne? Taip, taip. Nu taip, Aš nežinau, ar man žiūrisi. žiūrisi. Fiksuot save kaip tašką ir apsižvalgyti, ne? Jo, va toj tuštumoje. Nežinau, man ta tuštuma taip patinka. Taip gerai, jinai, žinokit, šį rytą atsirado. Šį rytą buvo. Aha, Tai aš gal būtent dar šį taip rytą, ne? negaliu, dar neprisivalgiau ledų, taip sakant. Aha, gali būti. Aha. Labai Nes teisingai. jinai, Aida man sakė. nuėjo tokia giluminė, tokia paslėpta įtampa, aš ją tą sąmonę pamačiau ir paprašiau jos išėti ir jinai tarsi išėjo. Ir aš taip kaifuoju šiandien nuo to. Ir dabar man nieko nesinori daugiau, bet toks keistai sutapo įvykiai labai. Nu tai nebūna atsitiktinumų. Nu tai gerai, bet turėk tada mintyje, kad toj komforto zonoje vis tiek save užsifiksuot ir pasižiūrėt. Jo, apsidaryti aplinkai. Ką aš toj tuštuma, nes gali būti tuštuma, jeigu kažkas pasitraukia, tai jaučiasi tuštuma, bet jinai užsipildo, ne kažkuo. Arba tada dar aukščiau pasižiūrėt. Kiek čia įdomu laiko truks tas smagumas toksai, labai faina, turiu pasakyti. Nu tai Labai čia geras įvairiai. Nu, kartais, žinok, ir minutę. Okay. Pasidžiaugiam ir baigėsi, jo. Jo. Prie Čia, darbo. žinok, Aidai labai tikslingai tu čia dalyvauji, tai tikrai pasižiūrėk. Nes matomai, kaip sakoma, nereikia tau užsižaisti. Tu greitai gali užsipildyti šito patyrimu. Vat ką tu dabar patiri, toj tuštumoje užsipildyti ir tada, žinai, tos tikslinius procesus toliau telktis. Nes tu dabar tarsi, žinai, užsipildai. Žinai, kartais mes per savo praktiką užsipildom, kartais per kitų žmonių praktiką, bet tu dabar užsipildai tuo tuštumos pojūčiu, tau gera, bet jau tave kreipia, jau sako, nu gerai, jau pabuvai. Jau taip greit pusę dienos tik tai. Tai čia mane taip tikslingai, kad, žinai, kai aš pajaučiu irgi tą gerą, tai fainai, čia buvo aišku kiti procesai, tai mane per minutę laiko, sako gerai, viskas, jau toliau einam, tiesiog toliau einam, nesustojam ties tuom. Okay. Nes vėlgi čia mūsų tas įprotis, yra tas geras jausmas, taip fainai, nes man tai buvo iš karto pasakyta, tai irgi nesi tu, žinai, tas labai geras jausmas, labai fainai, tu žinai, tu tas per vidurį, neutralu. Nu tai matyt, man reikia išsigryninti, ne? Aš dar turėčiau kažką pasakyti? Ne, viskas. Paskui gal vėliau ateis kokia mintis, jeigu tai gerai, bet ačiū, labai gerai statėt, labai aiškiai ir suprantamai statėt. Nustatėt, kaip čia? Koordinatės. Principą, jo, koordinatą. Gerai. Kas toliau? Toliau. Kažkaip ryšys trukinėja. Ir aš jį prisitraukiau. O dabar? Negirdit manęs? Blogai girdisi? Girdisi. Jo, dabar girdisi. Aha. Jeigu pradėsite nesigirdėti, tai pakelkite, prašau, tą ranką, ar aš tada vis tiek jūs pažiūrėsiu, kad sustočiau, gerai? Nu, bandom, nes kažkaip ryšys trukinėja, žodžiai trukinėja. Jis taip toliau klauso. Aš tą žiedą prisitraukiau prie savęs, apžiūrėjau. Jisai buvo toks gražus, ta prasme, taip kaip ant delno, kad gulėtų, sakau, bet jisai yra su, taip sakant, ir akelį įdėta, kažkoks tai ten deimantas. Ir sakau, ką tai galėtų reikšti. Tai sako, tai ką šiandien kalbėjau, energijos ratas,
O sakau, ką reiškia ta akis, tas deimantas. Tai neturėjau atsakymų ir pasakiau, tas žiedas tarsi išsiskyrė, neišsiskyrė, bet tarsi, kaip čia pasakyti, tarsi tapo perskeltas ir taip man rodo tą perskelimą ir suvokiu, kad ten visata yra. Dar sykį perklausiau, o tada akis prie ko, bet nepavyko gauti atsakymą. Toks, savo pačiai aš nesu tikrai apie ką čia buvo. Akis stebi. Jo, mato tą visą ratą, kaip jisai vyksta, jo. Nes aną kartą, kai Margarita kalbėjom, tai kad daugiau apie tą stabilizuotoją poziciją. Atsimeni, ne? Praeitą trečiadienį, kai kalbėjom. Tarsi visus į savo vietas, kaip ten sakė, kaip orkestre, ne? Kad mato, kur kiekvienas turi užimti savo poziciją. Jo. Taip. Ja, bet čia ir stebėtojas, vadinasi, ir stebėtojas tame. Jeigu išskiria, ne, tai išskaido. Ne, jeigu į dvi dalis atskiria, ja, tai tada per vidurį net tarsi kaip stabilizuoja. Viena pusė tokia subtilio, kita jau materinė. Bet čia įvairiai gali būti, gal dar ateis mintis kažkokia. Kas dar gali kalbėti? Ačiū. Ačiū, Margarita. Daliniesi. Aš galiu pasidalinti. Taip, daliniesi. Man susitelkimo metu atėjo tokios mintis. Aišku, pajaučiu labai stiprų srautą per save. Atėjau čia palaikyti ir sustiprinti šią erdvę. Kadangi savyje esu pažinusi, išjautusi 18 sąmonės lygmenį, tai tiesiog šią akimirką per mane yra pasidalinamos tos substancija, ta aukštų vibracijų energija, dažniai čia iš tikrųjų, kaip kas norim, taip vadinkim. Ir labai stiprų srautą jaučiu tiesiog per save, kaip sako vienas atėjo žodis būti ir palaikyti. Ja, nes tada irgi toje, kaip aš įvardinau, kontaktuotojai, tai vis tiek per juos eina tas srautas. Tai vieni ištransliuoja žodžiu, kiti išlaiko tą srautą, tai kiekvienas turi irgi savo rolę tame, dar jos išsiskaido tą poziciją į kiekvieno individualiai, kas ką daro. Ačiū, Giedrė. Dar norisi paklausti, Giedrės, ar kažką naujo pamatei? Nes tarsi, tu žinai, bet ką, ar naujo kažkas buvo tame sraute, tame kažkokiu suvokime naujo? Jo, tas srautas tai toks yra stipresnis iš tikrųjų, kuris šią akimirką eina ir toks yra ryškesnis matymas, vidinis ryškesnis matymas. Kai tu turi, sakai, vidinis ryškesnis matymas, tai apie ką tau tai yra? Šią akimirką savo erdvę tiesiog matau užsimerkusi savo kambarį ryškiomis spalvomis. Kiekvieną detalę matau savo kambaryje. Ir ką tu tai sako? Ką tai yra? Tiesiog stiprėja ta vizualizacija, tas matymas stiprėja vidinis. Jo. Tau tai buvo svarbu užfiksuoti. Taip, kad stiprėja. Dėl to ir dalyvauji čia, nes tu atlieki, žinai, savo paskirtį, savo funkciją,
bet mus ne veltui nepakviečia kažkur būti, ne? Ir mes kiekvieną kartą kažkur būdami taip pat apie save kažką naujo suvokiam, sužinom arba, ne, tai va šitoj vietoj tavo vidinis matymas stiprėja, tau labai svarbu tą užfiksuoti, ne? Ir, kad tai tikrai vyksta ir kad, ir tau dalyvaujant, bet kitur kažkur tai vyksta. Tai ačiū tau, kad dalyvauji ir kad stiprėja tavo matymas. Ačiū ir jums, kad esate. Ačiū. Gal aš galėčiau tada pasisakyti? Mhm. Man rodė vaizdinius labai stiprius, tai man nenauja yra, pas mane stiprus yra vidinis matymas pakankamai. Tik tais norėjosi užduoti pačiai savo, apie ką aš šiandien. Ir labai didelis noras buvo, kad parodytų man mano tas vidus, apie ką aš šiandien. Ir pradėjo plaukti vaizdiniai, piramidės, knygos, kosmosas, visata, planetos. Ir atėjo tokie žodžiai, mokslininkas tyrinėtojas. Tada aš klausiu, tai aš mokslininkė tyrinėtoja, apie ką tai? Kaip patarimas, kad kaip žinojimas vidinis, kaip džiaugsmas kažkoks staiga apėmęs ir tarsi ta tiesa, kuri buvo ilgai, tik aš jos nepripažinau, nuo savęs stūmiau gal ilgus metus. Toks džiaugsmas, kad jeigu aš užsiimčiau mokslinę kažkokią veiklą, tyrinėjimu, atskleičiau kažkokias tiesas žmonijai ir tom žiniomis pasidalinčiau drąsiai, be baimės, atnešiau naudą kitiems, tuo pačiu savo tokį pasitenkinimą, kaip savirealizacijos. Na ir tada, aš padėkojau, sakau, užteks už tuos vaizdinius, už šitos parodymus, o kas toliau? Ir tada man rodo nuogą kūdikį. Aš klausiu, kas tai? Kaip angeliukai, sakykime, kurie yra vaizduojami Renesanso laikotarpiu. Pabandykite įsivaizduoti. Ir jie bus tokie pavalgę angeliukai, ar ne? Bet esminė žinutė ne angelas, esminė žinutė nuogumas. Tada aš paprašiau, kad rodykit man toliau, apie ką tai. Ką norite man to pasakyti? Nuogumas, kad ir atėjo toksai net šaltis, kad kai mes nuogi, bet iš esmės atėjo netgi pati gimtis, kad mes gimstame iš mamos įsčių, tik išlendame ir mes esame nuogi ir mums būna labai šalta. Ir atėjo toksai suvokimas, kad daug gyvybių, daug sielų į šį pasaulį ateina ne savo norų ir kad ta būtis šioje planetoje, šiuose gyvenimuose, kai kuriems žmonėms būna kančia. Tada aš klausiu, kas toliau? Kančia. Čia būti, įsikūnyti yra kančia. Mes daug čia privalome atlikti ir tada ateina toks prisitaikyti. Daugelis sako, mokina, neprisitaikyk, būk savimi, neklausyk, ką kiti sako, būk drąsus. Bet pats paprasčiausias dalykas, kad man nebūtų šalta, ko man reikia? Rūbo, ar ne? Ir kai mes gimstame, tą kūdikėlį nuprausę ir ką pirmučiausiai skubam padaryti, juk jį aprengti. Ar tai nėra prisitaikymas tos sielos, kuri įsikūnijo fizinėme pavydale, fizinėme pasaulyje, prisitaikėliškumas, prisitaikyti. Ir visas mūsų gyvenimas, mūsų egzistencija yra prisitaikyti, bet atėjo toksai žinojimas, kad tai nėra blogai. Tik tais, kad, tas dualumas, kad vieni sako,
prisitaikyk ir tu išliksi. Tada atėjo tokie žodžiai, nu kaip pavyzdžiui, paviršiniai vandenys. Pala, paviršiniai vandenys. Nu kažkas čia ne taip. Ok, o jeigu, sako, aš pasiūlyčiau tau tą mintį, požeminiai vandenys. Ok, čia jau suprantamiau. Ir tada ateina vizija, vizija žodžiai, sakykime, kaip patarimas toks, kad išlieka tie, kurie arba ramiau gyvena gal, tie, kurie savęs per daug nerodo, savęs neskaluoja, mažiau kalba, daugiau daro. Ir kaip čia paaiškinti? Na, žodžiu, tu tyliai darai didžius darbus. Prisitaikai, bet, nu, ir tada pradėjo tokie vaizdiniai eiti, kaip patie senovės mokslininkai išminčiai, ar ne, jie užsidarydavo kažkur tai tamsiuose savo ar bibliotekose, ar savo erdvėse, ir jie nuveikdavo didžiulius darbus. Pamintindavo, veikalus didžiuosius sukurdavo. Na, jūs gal mane supratote. Nu ir tada jau mes turėjom nutraukti savo vizualizacijas ir patyrimus. Tai vat, būtų tiek. Dėkui. Tai norisi tave sugrąžinti žodį nuogumas. Čia vat ir įvyko nuėjimas į vieną pusę. Galėtum pasakyti, kas tau yra nuogumas? Man pačiai kas yra nuogumas? Taip. Natūrali žmogaus būsena, kiekvieno žmogaus būsena nuogumas. Tai tik tiek, kad arba šalta, arba karšta, nu, pagal temperatūras, pagal situacijas, tu arba nuogas, arba apsirengi. Manęs netrikdo nuogumas, jeigu jis fizinis, jeigu ten, sakykime, sako, apnuogink tiesą, dar kažką, nu, ten jau filosofavimai ir taip toliau ir panašiai. Nu, toks atėjo, toks buvo kaip pasiūlymas, bet pamąstyk. Vieni sako, prisitaikyk, o kiti sako kaip tik, neprisitaikyk. Ir va tada parodė, kad mes nuo pat gimimo ateiname nuogi, bet kad išliktumėm, mes privalome prisitaikyti. Ką tai reiškia? Taip, dabar viskas gerai, Merita, dabar tu vėl grįžti prie to, ką tu matei. Aš tau kreipiu tai, kas yra nuogumas. Pasižiūrėk dabar, taip užsimerk ir pasižiūrėk, kas tau yra nuogumas. Su kuo tai asocijuosi nuogumas? Ne iš to, ką tu žinai, iš to, kas dabar ateina. Stok į savo vidų. Pirmas žodis gėda. Net vaikas mažas, kūdikėlis, negėda, bet apskritai nuogumas, kada jau matai žmogaus, kaip čia pasakyti, figūrą, suaugusio žmogaus figūrą matai ir pasakai nuogumas, tai gėda. O jeigu šitą mintį išmetam, bet kokį įsivaizdavimą, gėda, negėda, šalta, karšta, bet kokį įsivaizdavimą apie dualumą. Ir kas tada lieka? Kas tada lieka? Kokia tiesa lieka? Tuštuma, rodo tuštumą. Taip kaip tu nusprendži, tuštumoje kažkas gimsta ir nuo tavo fokuso, nuo dėmesio, nuo tavo minčių, ta tuštuma pradeda pildytis tuom, apie ką tu galvoji. O jeigu dabar pamirštum viską, apie ką galvoji, nežinau, tai kas buvo seniau, apie tai, kad kančia, apie tai, kad sielos ten pasirinko ateiti ne savo norų, kad tiesiog patrauktum viską, ką iki šiol žinojai, ir pasižiūrėtum dabar, šiame momente iš naujo taško. Visiškai. Net ne iš sielos taško, pamirštai. Pažeidžiamumas, nuogumas lygu pažeidžiamumas.
ateina. Gerai, o dabar jeigu rašom tokią lygybę, ne, lentos, nuogumas lygų pažeidžiamumas, paimk ir nubrauk tą lygybę visiškai. Ir palik žodį nuogumas, kitame sklau. Kas lieka? Tiesa. Kokia tiesa? Nuoga tiesa. Nuoga tiesa, apie ką jinai? Norisi sakyti, kad liaukis apsimetinėti pati prieš save, nebemeluoti savo, akistata, stok į akistatą su savim ir pripažink tiesą, kurią neigi, kurią aš neigiu galbūt kažkurias tiesas. Mhm. Jo, ateina toksai, kad skauda, nemalonu, nekomfortiška. Mhm. Stoti į akistatą su savim, prieš save ir tas tiesas ištraukti iš savęs. Taip, tai dabar ateina aiškesni tokie dalykai, kad tai apie mus, tai apie mane. Mhm. Kažkodėl man norisi sakyti, kad net ir tas tiesas patrauktų. Patraukti. Tikrai. Mhm. Kaip visiškai naujas taškas. Na, jeigu buvo parodyta, kad kaip mokslininkas, ne, tai vat patraukus vaizdinį tai, kas buvo, ir mes turime mokslininką dabar, tai mes jau suprantam, kad toks mokslininkas, koks jis yra dabar, jisai nebuvo, nėra toksai, koks jisai buvo prieš 200 metų ir prieš 1000 metų. Mhm. Tai yra visiškai kitaip. Ir tą visiškai kitaip, ne, nes vis tiek rodo informaciją, tai vadinasi bus darbas su informacija. O kad tą informaciją priimti, mes pirmiausia turim atsisakyti labai daug tiesų senų. Ir tas nuogumas, kol ateinam iki to nuogumo, kol nusirengiam visą tą seną sielos rūbą ir iš vis paleidžiam sielą absoliučiai, Man bet dabar tada, kada susikuria naujas taškas. atėjo dabar toksai, kad tai ir buvo pasiūlyta, kad buvo klausimas, pasiūlymas paviršiniai vandenys. Aš atmečiau, ne, tai man netinka, kad aš linkusi slėptis geriau, o neiti į viešumą, va tas nuogumas gal ir yra, kad aš teisingai va ir savęs nerodau šiandien. Net kamera yra išjungta, tai aš gaunu Tai jo. viskas gerai, Atsakymus tam savu tikrus. tempu. Tai va, tas nuogumas ir yra, kad slėptis, kad baisu turbūt save išnešti į plačius vandenis, į būti matomai ir siekti daugiau. Taip. Bet dabar tu žiūri į tą, žinai, tą, tarsi tokį vieną polių. Vieną polių, va, čia tai, kas tau yra nuogumas, žinai, bet tu pasižiūrėk tą kitą polių. Kas yra tas nuogumas? Aš galiu pasakyti, kas man yra nuogumas. Kas yra tikra, gyva, pulsuoja, yra būtis. Tikra, gyva. Grožis. Įdomu. Taip. Gyvastis. Judėjimas. Gyvybė. Taip, viskas labai paprasta, labai tikra, pakanka tik apsidairyti ir pajausti. Viskas. Tai yra nuogatis. Žiūri medį, nevertinė, jisai kreivas ir ten per žemas, per aukštas, tu žiūri ir jauti medį. Viskas. Ir nuoga tiesa, kad esi žmogus. Pirmiausia, taškas, aš esu žmogus, čia ir dabar. Ir visa ko dalis. Ir turi savo funkciją. Ok. Pamastymui taip išsinešiu šiandien apmastymams. O visa kita, tai ta vat istorija, ta realybė, kurią mes ir kuriam. Tai ką tu kuri?
ar tu kursi kančią, kursi, kad čia visi kažkaip tais atėjom, nu, tarsi mus čia privertė ateiti ir visą kitą, ar kursi tai, kad tu pasirinkimai, sprendimai, tas smagumas, kad tai tikra, aš esu žmogus ir kas dabar, kaip aš funkcionuoju, kaip aš veikiu, tai čia viskas nuo mūsų priklauso. Per Taip, daug prisirinkom patirčių, bet mes nesam tos patirtis, mes jas paliekam ir žiūrim iš naujo taško. Ir mes tą galim. Dabar tai yra galimybės. kiekviena minutė, kiekviena akimirka pasirinkimų jūra. Ir tai yra smagiausia gal dalis šitų mūsų gyvenimų žmogiškųjų ir kaip sąmoningų būtybių. Tai vat. Dėkui. Žiūrėk, ką reikėsi, naują ar seną? Jo, pamąstysim. Žinoma, kad naują. Ačiū, atsijungiu. Gerai. Kas toliau nori dar pasisakyti? Aš tai noriu vilką pakalbinti. Taip įdomu, kad vilkas pas mus čia irgi yra. Ateina. Atėjo pas mus irgi į šitą mūsų susitikimą. Sveiki, mano vardas yra Milda. Aš juokiuosi dabar, kai jūs pasakėt vilkas, aš galvoju, kad tik manęs nepakalbintų, galvoju, va, įkliuvo akiniuotis. O. Nu, pasivadinot gyvūnų, kuris man yra artimas, tai kaip čia dabar jo nepakalbinsi? Kaip čia mano slaptažodis, aš turiu vilkas ir turiu taip pat ledlaužys. Tokias pravardės nuo vaikystės. Nežinau, čia aš pasiklausiau, kaip kiti šneka, šitiek daug matė, aš kažkaip labai mažai mačiau. Aš mačiau tokį sūkurį, kaip čia pasakyti, toksai kaip nuo šviesiai ružavai violetinė į tamsesnę violetinį, ir toks sūkuris sukasi, o aš mintise galvoju, kas čia dabar galvoju, iš kur čia kažkas čia man ne to vyksta. Ir kuo toliau aš galvoju, tuo man daugiau tas sūkuris sukasi šitom spalvom. Galvoju, kas toliau, tai išgirdau tą iš erdvėj sakantis idėjų regeneratorius. Galvoju, kas čia per iliuzijos, kas čia per, kaip mano mintise nesąmonė. Vėl kartuoju, ne nesąmonė, o įsiklausyk. Gerai galvoju. Tai paskui man atėjo tokias mintis tame, kad aš tikrai ieškau to, kad ką aš galiu paieškose, ką aš galiu daugiau savo, kur mano dar daugiau sugebėjimai, gebėjimai. Aš jau tam tikrus dalykus iš kaip Dievo dovaną turiu, kad aš galiu rankomis daug ką daryti, toj prasme, kaip diduoliškas rankas turiu, ane? Galvoju, čia jau supratau, kur mano gebėjimas yra Dievo dovana turiu. Ir toj prasme, kad man tas paaiškinimas idėjų regeneratorius, kad aš turiu daug idėjų ir aš turiu nugalėti savo baimės, nerimą, kad man reikia tik daugiau pasitikėti savimi, eiti ir daryti. O tai, kad aš biški ne visada išdrįstu ant tas idėjas galbūt į realybę paleisti. Čia tas toksai ir kad aš turiu nebijoti savimi. Man tokia atėjo informacija. Ir žmogus sako, nelabai ką čia man atėjo, Nieko. Tuštuma. Tuštuma visiškai. Jo. Taip, kad čia be pridursi? Nežinau, ant kiek aš tą turiu iš tikrųjų, kur man tas toksai
toks Taip va. keistas jausmas, ant kiek aš čia turiu tą tikrai priimti, čia tikrai man. Tas, nežinau, aš ir juokiuosi ir nežinau, ir abejojame. O kaip jūsų santykis su kūrėju? Geri santykiai, ką turime omeny galbūt. Nu, kaip vyksta bendradarbiavimas. Nes, vat, kai sakėt pasitikėti savimi, tai labai susijęs su kūrėju. Nu, kai mes bendradarbiavom su kūrėju, kai mes kūrėme kartu su kūrėju, tai tada, nu, tas yra, kad mes einame kartu ir nėra tokio vieno, aš einu, padarysiu, sutvarkysiu. Aš čia turiu būti drąsus. Nes kai yra su kūrėju, tai ta drąsa, jinai tokia, nu, kitokia šiek tiek yra, negu kai esi vienas ir eini vienas. Tarsi aš dabar turiu kažką pasidalinti, o kai aš einu su kūrėju, tai jau nesu taip, kad aš esu vienas ir einu pasidalinsiu. Aš nesijaučiu viena, bet aš iš savo vidaus kažkaip turiu tokių biškį stabdžių tam tikrose prasmėse ir galbūt čia mano iš pasąmonės ateina dar irgi tokie dalykai. Ta, kad aš tikrai esu idėjų regeneratorius, aš pripažįstu tame, kad aš turiu daug idėjų. Tik aš toj prasmei, kad aš nežinau, kaip jas realizuoti. Ir dažnai labai būdavo tai, kad aš pasakau tas idėjas, kiti, kurie turi pinigų, neturi idėjų, jas realizuoja ir aš palieku kaip ant ledo. Bet iš kitos pusės man palieka fainai, kad mano idėja buvo faina, kad kažkas bent jau realizavo ją. Bet tik tiek biški nusimenu savime, kodėl ne aš pati. Tai nes ne jūsų darbas yra realizuoti. Jūsų darbas yra priimti idėją ir ją parduoti. Ta prasme, perduoti. Nu taip, bet tas gaunasi tame, kad kartais aš esu tame patyrusi, tai kad kiti turi iš to pelną, o aš nieko neturiu. Nu taip, va, tada idėjas reikia parduoti. Jo, o kaip jas parduoti? Va čia va yra man toksai, va tas va galbūt ir yra, va tas dalykas. O čia jau verslas. Jo, va šitas va dalykas, va man dabar va Rūta kaip atsiskleidžia, tai kad aš turiu išmokti tai parduoti. Tik tais kaip. Nu tai paprastai, tai jeigu jūs kažkur dalinatės idėjom, tai ar žmonių grupėje, ar tai žmonėm, ar tai tiesiog sukurti, jūs turite idėją, tada jūs galite tą idėją pristatyti su sąlyga, kad, pavyzdžiui, yra 20% nuo pajamų tos įgyvendintos idėjos atitenka jums. Tai čia yra verslas. Nu, va šitą verslą man tikriausiai reikia išmokti, kai sakoma, čia yra man naujumas, kad šitokio verslo pasimokyti. Aš nesu iš tų drąsių, kad tikrai nustatyti ir pasakyti griežtai kainą. Nu, va, matot, mokinamės visi čia. Tiesiog, aš savyje tą, dabar man toks aiškumas, taip, aš šito nemoku ir ateina toks dalykas, kad reikia mokytis. Tai visai nesenai aš savyje atradau čia jau kokie metai maždaug, ieškojau, kaip man reikia išmokti kalbėti labai magnetiškai. Nu, kaip aš turiu biškį problemų su kalbėjimu, minčių išdėstymu, išsireiškimu galbūt. Tai čia per praktiką. Jo, ir čia tas dalykas jau, kaip sakoma, mokinys yra pasiruošęs, ateina ir mokytojai. Tai aš ir radau netgi ir mokytojus jau. Tai viskas yra paprasta, tik tai kai pripažįstam, pamatom, pasiimam ir darom. Sunku pradėti. Tai čia žmogiška, čia daugam taip pačiai, bet visi per tai praeinam. Tai kai sunku pradėti, pasikvieskit kūrėją, bus lengviau. Gerai, taip ir padarys. Kartu paduos jėgos, paduos tiem žingsniam, nes sunkiau darosi, kai mes vieni einam, tada taip, bet kartu su kūrėju, tada yra daug lengviau padaryti tos žingsnius. Kartais net atrodo, tie žingsniai patys pasidaro. Ir žmonės ateina, ir situacijos susikuria, ir viskas savaime.
Tai Ačiū. tada pamastykite apie tą modelį tokį, galbūt kažką vat, pasižiūrėti, kaip tai vyksta, kaip kiti daro, būtent, kad kaip parduoti tas savo idėjas. Čia vat idėja gera, nes šiaip tai aš turiu labai dažnai daug tokių idėjų ir visi sako taip, ir tą jau nekartą jau patyriau, o aš palieku visą laiką ant ledo. Nu, kaip toj prasme, kad iš vienos pusės fainai, patvirtinimas, kad turiu gerų idėjų, ne? Tai vat, tik tiek, kad šito verslo man reiktų mokytis. Taip. Taip. Nu tai va, Ačiū. sprendimas yra ir ateis galimybės. Jo, ačiū. Gerai, tai ką, tada keliaujam toliau, truputį apie mus pakalbėsim, nežinau, kur čia dabar uždėt. Tai Erika, gal tada tu pratesk šiek tiek apie save, tada Mija, trumpai aš ir pristatysim dar ir teorijos, ir patį kursą. Tada labai taip trumpai, aiškiai, konkrečiai, tai vadinu savo beribiškumo tyrinėtoją, nes taip ir jaučiu, kad geriausiai tai apibūdina šią akimirką mane. Ir šiuo metu tyrinėju taip pat, nežinau ar net šiuo metu, bet tikrai nemažai tyrinėju tarpusavio santykius. Tai va taip save, taip jaučiu. Esu dar pagal tai, kaip Rūta pristatė, su kontaktuotoja, tai irgi labai viskas dėliojasi ir labai aiškiai pas žmonės irgi fiksuoju tai, kas yra tikslinga jiems išskleisti, pamatyti, suvokti, o jau jie tą ir padaro su to tokiu vedimu. Tai va, tai turbūt tiek trumpai apie save. Ačiū. Mija. Sveiki, aš esu Mija, aš nesu vien tik tais dailininkė, aš mokiausi daug apie kultūros vadybą ir dariau daug visokių kultūrinių projektų, tokių kaip socialinių projektų. Ir dabar prieš porą metų aš vėl grįžau prie piešimo, čia buvo mano pirmoji meilė, piešimas, dizainas, aš mokiausi. Ir iš neurografikos metodo aš išėjau į savo metodą portreto piešimą. Ir aš piešiu portretus žmonėms individualiai. Ir kartu su Rūta mes taip padarome, tai tokias kaip sesijas nagrinėjame. Tai mano gal įdomiausia dalis, kad aš pradėjau piešti ir meditacijas. Čia toks naujausias dalykas įvykęs prieš keletą mėnesių. Ir pavyksta užfiksuoti tam tikras formas, spalvas, kažkokias idėjas, kurios yra tikslingos būtent tuo metu ir skirtos būtent tam žmogui. Tai tiek apie mane. Ačiū. Ir tada aš trumpai. Tai maždaug 7 metus komercinių tekstų rašytoja dirbau, turinio rinkodaros specialistė, o dabar labai kreipia mane į fiksavimą kitų žmonių savirealizacijos. Ir vėlgi ta informacija įvairia ateina, tai tik spėk užrašyti, jau kažką užrašiau, padėjau į stalčių, pamiršau, vėl atėjo nauja. Tai nusprendžiau, kad vis tik tai reikia dalintis, nes jeigu šiandien kalbu apie energijos ratą, tai kitą mėnesį kalbėsiu galbūt apie visai kitus dalykus. Tai kol kas yra fokusas į potencialą ir savirealizaciją. Tai apie tai tada ir pakalbėsiu. Taip, mūsų kita skaidrė. Gerai, dabar per vidurį. Labai dažnai analizuojam, kas yra potencialas, kas yra savirealizacija. Tai dabar mėginkim įsivaizduoti potencialas kaip srautas. Kaip tarsi būtų impulsas, bet jisai, jeigu laikė, tai jisai būtų vientisas, ilgas ir žmogui atrodo tarsi begalybė. Ir jis visada yra. Tai kaip srovė. Ir jinai teka per žmonių visas linijas, per šeimas, ir kiekvieno potencialas turi tam tikrą išraišką. Tai tam tikrus susietas tam tikrais gabumais. Jis yra skirtas tam, kad mes susirinktumėm patirtis. Nes galbūt kažkada pradėjom nežinia kur tas buvo atskaitos taškas, tai nuo to atskaitos taško vis tiek sukosi tam tikri
kodai, į ką mes turim fokusuotis, kas yra mums tikslinga, ką mes norim patirti ir tai skleidžiasi. Skleidžiasi ir kiekvieną kartą kinta. Tai jeigu žiūrint į tą kryptingumą, tai bent jau šiuo metu, ateityje manau, kad kis, bet šiandien yra tokios apčiuopiamos kryptis kaip lyderystė. Lyderis tai yra, jeigu žiūrint iš seniau, tai tas, kuris norėtų būti pirmas. Tas, kuris mato plačiai, daug į priekį, jam norisi būti matom. Bet dabar ta lyderystė kinta. Jinai jau yra besiskleidžianti bendruomenėse, komandose dirbant, kad tai yra žmogus, kuris rodo kryptingumą. Ir ne tas, kuris atėjo pasakė, kad bus taip, taip ir taip, bet jisai tarsi įneša kryptį ir toje kryptyje viskas modeliuojama skirtingai, tai jau visos ambicijos turi nukresti, kas yra būdinga lyderiam. Matau, kažkas rašo, bet pasižiūrėsiu vėliau. Tada yra mokytojai. Tai yra gebantis perduoti mintis, jas išsakyti ir dažniausiai tai yra tie, kurie, tarkim, pasiima kažkokias tiesas ir jas kurį laiką transliuoja. Tai tą mes matom mokyklose, tą mes matom universitetuose ir panašiai. Toliau yra kūrybiški žmonės. Tai kaip atpažinti kūrybiškumą, nepaisant ten visokių kūrybinių idėjų, kūrybinių sprendimų, tai tiem žmonėm yra svarbu laisvė, laisvės pojūtis. Jeigu jinai yra varžoma, tai natūraliai jau tam žmogui viduje trintis. Tada yra specialistai. Specialistam yra svarbu detalės. Kur kalbėjom apie tą ratą, tai jie tame, kur perdirbėjai. Tai jie matys kiekvieną smulkę detalytę to, ko nematys lyderis. Nes lyderis mato visumą, o specialistas mato konkrečiai detalės. Tai kaip pavyzdžiui, žmogus parašo knygą, jisai mato visumą, o redaktorius redaguoja, nes jisai surankioja visas klaideles. Ir tada yra materija, nes mes gyvenam materialioje aplinkoje, turim labai supaprastintą tą sistemą, tai pinigus, kad tie mainai veiktų paprastai, galbūt ateityje bus kažkaip kitaip, bet šiuo metu turim tai vadinasi, mes juos ir generuojam, keičiam tą, ką mes turim į finansus. Bet yra žmonės, kurie yra labiau į tai susifokusavę, ir jie tiesiog treniruojasi tą gebėjimą parduoti. Jiems svarbu pats tas pardavimo procesas. O dabar yra savirealizacija. Tai labai dažnai yra kalbama, kad savirealizacija tai irgi susijęs su tam tikra profesija kažkokia, bet tai yra, kad mes visada savirealizuojam. Užsimezgėm, gimėm, mes jau esam. Tai ta pati gyvybė, kuri yra išraiškoje materijoje. Tai mes jau savirealizuojam. Ir kiekvienoje srityje, šeimoje, socialinėje aplinkoje, visur, kur mes esam, mes turim tam tikras savybės ir mes jas atskleidžiame. Dabar kalbant apie savybės. Iki šiol dominavo labiau tokios, kurios yra tobulintinos, tai pavyzdžiui, kažkam darbštumas, kažkam kantrumas, kažkam gebėjimas priimti kito žodį, kitą gerbti. Ir tokių visokių įvairių dalykų. Dar priklausomai nuo to, kokioj srityje žmogus, kurio potencialas labiau reiškėsi. Jeigu ten lyderis, tai galbūt ugdysis kantrybę, kad jisai gebės išlaukti, taktiškai pasakyti, priimti kito žodį, kaip yra, ir mandagiai ir įtaigiai tuo pačiu pasakyti savo tiesą. Paskui tos, kurios yra skatina pokytį, tai tos savybės, kurių mes labiausiai nemėgstame. Kažkas ten, nežinau, gimė bijodamas, kitas gimė pykdamas, kitas dar kažkaip. Tarsi mes jau pasiėmėm. Ir jas turim kaip ir įveikti. Įveikti ar jų atsisakyti. Bet šitame virsmo etape mes išeinam iš tų
tobulintinų savybių ir tos, kurios mus stumia į kažkokias tai sudėtingas situacijas. Jau mums nebereikia knaisiotis ten po pasąmonę, fokusuotis į tai, kaip čia mes turim patobulėti, dabar ateina visiškai naujai. Tai yra tikrosios savybės, kurių mes gal net neapčiopiam. Ne, ką mes ir va šiandien jūs raginam, pasižiūrėkit, o kas ateina naujo. Nesvarbu, kad aš matau kažką seno, bet ką tame man rodo visiškai, kokia gali būti nauja kryptis. Na, ir tai bus maždaug taip, kad atėjo mintis idėja ir aš tą idėją turiu visas savybės, kurias man leis įgyvendinti tą idėją, kažkokį projektą. Aš jį įgyvendinu, jisai užsidarė, aš pamiršau tas savybės, aš vėl gaunu tarsi naują paketą. Ir tame atsiranda didžiulė įvairovė. Na ir kada mes turėjom ilgą laiką vertina diplomus, patirtį, o dabar diplomai bus nebeįdomus, nes dirbtinis intelektas viską žino, ne? O mes tarsi visiškai esam laisvi ir kuriam naujai. Ir atsiranda įvairovė. Tai mes turim išsiugdyti tiesiog tikėjimą savimi, kad mums visada bus paduota tai, kas yra reikalinga ir tam momentui. Jau turim išeiti iš tų abejonių, ar čia gal aš nemoku, gal aš čia nesuprasiu, gal čia manęs nepriims, ar čia dar kažkas, gavau ir darau. Nes jeigu aš nedarysiu, sėdėsiu, tai aš sėdėsiu tuštumoje, ateis kitas ir padarys, nes kažkam kitam bus paduota. Tai va, tai apie šitus dalykus, kam mes esam gabūs, kur mūsų kryptis, kokios naujos savybės atsiskleidžia, mes apie tai kalbėsime kurse. Įgalink savo potencialą, savirealizacijos dirbtuvės. Tai bus 6 savaičių kursas. Aš truputėlį dar tik pasižiūriu čatą. Matau, kažkas rašo. Gerai. Taip, tai nuo kovo 6 startuojame, vyks ketvirtadieniais. Darysime per Zoom, bus iš viso 6 užsiėmimai. Taip pat 2 asmeninės konsultacijos. Vieną vesiu aš, kitą ves Erika. Kas iš Mijos pusės, tai Mija praves pamoką apie portreto piešimą. Plius kitas variantas, kad galima užsisakyti individualiai pas Miją portretą, nes vieną, kai mes piešim patys, o kitą, kada kitas žmogus jau profesionalas fiksuoja. Tai šito viso kurso tikslas yra naudojant kūrybinės užduotis, žaismingas, einant į susitelkimus, bet kaip šiandien tai darėm, analizuojant teoriją, mes vystysim naujas idėjas, kur mus kreipia, ką mes galim geriausiai ir tuos pirmus žingsnius. Pasidalinsim ir savo patirtimi, kaip mes darome, kiek galėsiu aš padėsiu, tarkim, iš turinio rinkodaros pusės ir kiek gebu nusimanyti apie verslus. Tai laukia toks projektas. Tai jeigu ką domina, tai galit kreiptis asmeniškai ar žinute, ar rašyti man į paštą, o dabar tada dar jūsų klausimai. Ką dar norėtumėte išgirsti, galbūt apie šitą kursą norėtumėte daugiau sužinoti, ar tiesiog kažką norit pasidalinti šito susitikimo. Gal dar kas norėtų žodelį tarti. Nes jeigu daugiau nieko ir nebus, tai šiandien tada ir pabaigsim. Atidarau šitą skaidrę. Tyla. Tyla. Tai gerai, tada padėkosiu visiems už dalyvavimą, kad buvo drąsus, kad kalbėjot, kad pasižiūrėjot, kad patikėjot tuo, kas jums yra rodoma.
Ir kai žiūrėsit įrašą, tikrai skatinu irgi susitelkti, pasižiūrėti, kas jums yra paduodama ir jeigu reikia kažko patikslinti, tai drąsiai galėsit kreiptis ir atsakysim į klausimus. Tai ką, tai ačiū tada visiems. Noriu paklausti, o kainą matėte, ar aš neišgirdau? Kainą. Ai, turbūt čia aš užstoju. Ai, ne, 180, visi 6 užsiėmimai, tai gaunasi daugiau negu mėnuo. Na, jeigu mėnuo 4, tai maždaug 1,5 mėnesio. Bendrausim per Messengerį, kad einamus klausimus, kad niekas neužsiliktų. Turėsim kūrybinės užduotis, tai namų darbus, kad, žodžiu, visas tas laikas būtų tokiam išsigryninimui, ką aš galiu ir kur mane veda. Ir aišku, vidiniai pokyčiai. Vidiniai pokyčiai, tai tuo juos fiksuosim. Aišku, kad visko ten gali iškilti ir viską ir paleisim. Nesifokusuosim į tai, kas sena, į kas sunku, tai tą galima prašokti. Tikrai įmanoma. Tai va tiek tada. Stabdau tada įrašą. Ir sakau tada sudie. Ačiū. Viso. Ačiū visoms. Viso. Viso.